Jeigu reikia, turbūt dar galima imtis priemonių nuo jų apsisaugoti. Rytoj dieną vyraus gražūs orai. Nelis, bus daug saulės, tačiau ir vidutinio stiprumo vėjas nerims. Oras šils iki 80 ar 9-11 laipsnių šilumos, taigi bus gražu, bet truputėlį žvarboka. Tai ir bus geriausias laikas lauko darbams. Pavakarė prie jūros prisiartins lietaus debesis ir ten pradės lyti. Vėliau lietus smelksis tolyn į rytus. Sekmadienio orus lems jau sparčiai priartėjęs ciklonas. Dar nakties pradžioje debesuota bus visur, lietus iš vakarinių rajonų irgi sparčiai išplis į visą šalį. Dėl to, kad praslinks atmosferos frontai, gausesnio lietaus pliūpsnių galima tikėtis kelis kartus, bet o lietų kai kur gali lydėti ir perkūnija. Be to bus labai vėjuota, ypač prie jūros, ten kils graži rudeninė audra. Pirmadienį ciklonas pamažu tols, slėgis lėtai kils, todėl bent jau dieną debesų šydas sudriks ir lis jau nebe nuolatos, o tik tai kartkartėmis iš pavienių debesų. Nuo pajūrio lietaus debesis pasitrauks pirmiausia, tad ten pirmadienio popietė gali būti ir saulėta. Naktį dar bus vėjuota taip pat kaip ir sekmadienį, o dieną šiaurės vakarų vėjas lėtai rims. Dėl vėjo oro temperatūra keisis labai menkai. Sekmadienio naktį bus